Labadiena. Nu, tai šiandien užsiėmėm kalkių kratymu iš ryto taip neplanuotai, nes paskambina, sako, o, šiandien galim. Tai kratom kalkės. Ten, kur blogesnė vieta, nu, visas tas kalnas 10 tonų IH ir tada po 3-4 visam likusiam lauke. Ir turėtų būti neblogai. Tada čia bus posėlis, pavarstysim grikių, praskusim ir viskas, iki pavasarį nieks čia nieko nedarys. Ir tada sėsim pupytes pavasarį. Visą šitą lauką, kur kvietrugiai buvo. Sudygė va parazitai. Biški pasibarstė. Net ne biški, čia vėjėvių praktiškai gauna. Būtų gerai, kad nepajungtų dabar. Op. Yra svorė. Trašk mane tuškia. Tai viskas, hebra, tegu pabaig, aš turiu rimtesnių darbų. Reikia nuvažiuot kavos atsigert. Ai, pamėgot man. Labas, Mariukai. Nu, labas. Nu ką, už visas metų nuodėmes. Nuodėmes? Tau, sakau. Tau. For you. Aha. Raudoną traktorių. Tai premium klasė, Mhm. Tau, kad nepyktum. Ne tik traktorė, ne? Ne tik traktorių, gal... Aš irgi taip galvoju, kad mažoka kažkaip, tik traktoriaus mažoka kažkaip. Aš primečiau iškart supranti, kad reiks padangas pūst. Taip. Kuo pūsim padangas? Taip. Ir sakau, reikia kompresorius tada. Sako, gerai, jim. Kaip tik prie traktorius yra pagal tokį litražą reikalingas toks kompresorius. Taip. Ui, biški virvikė. Virvikė, biški velkas. Virvikė. Biški velkas virvikė. Yra... Geras dovanas. Ar geras dovanas? A nepyksi. Yra 12,5. Var. Ir yra litražas. 1100. Taip. Nu, padangikim užteks. Taip, šitom tai tikrai. Šitom tai tikrai. Va, su ranka va gali spausti. Sakė 0,9 iki atmosferas. Tai 12,5 barų užteks. Bet tu pamelavai. Kompresorių pirkai ne padangas pūst. Padangas? Ne, savo golfų siudžetas meliot. Buvo melas čia, manau, panaudotas. Ne? Padangom. Man tai pasiūlė, sako, reiks tau padangom, nes dažnai išleidži tiem traktoriukam. Aha, nelaika, ne? Ne. Ten pilės tiksnė. Nu. Pala. Papoj. Gerai, palauk, padėšiu. Ne? Skystas? Ai, biškis skystas.
svaris, tai mums jau porą šimtų. Geležies yra. Aha. Lauk. Nu. Čia tavo tos meleputė tokia. Jo, vaikiška. Dabar pasirodo, jin yra vaikiška. Jinai yra vaikų lyga čia iš vis. Vaikų lyga, taip, vaikų lyga. Taip. Mes perėsim gal nebe vaikų lygą. Išbandysim po sezoną. Va. Po dažais net. Baisu. Nežinau, varom toliau. Dabar į trasą. Kaip? Raudonas spalvikė. Piktums. Piktumas kaip. Piktumas. Nu tai atsišvažiavo kombainą pasimt. Aš dabar su savo mašina atvažiuosiu irgi ūkį priekabas nuvarysiu. Nu dabar varom ratą apsuksim bent važiuoti. Kaip važiuoji. O, Jezu, neužlipu. Taip. Nežinau, ar iki šau. Atsvasos. Taip, čia galim nusistatyti kokį norim gylį ir tada rankeną atpalaidavus nukrenti iki to nustatytą gylį. Galim biškį dar žemiau per vieną. Pupytės. Nu, tos pupas galiu pasakyti nemirtingas. Žalia, va kombainas pravažiavo žalia. Buvo nupurkšta glifosatų 3 litrai į hektarą. Praėjo beveik 2 savaitės. Nemačiai nei biški jom. Kai gyvybingas. Nu yra, va. Yra į numirusių. Bet yra ir gyvų. Pažiūrėkim, ką rodo. Oi, labai negražias. Nu, tai iš kokiam gražesnių, nes čia vis tiek į internetą kelsiu, tai. Va, čia bus gražiai. Va, mūsų visas tokias va gražias. Va. Neįdėmiau nieko. Idealias. Ne, šiaip joks jokais. Jau kūlėm vieną lauką pupų, bet nefilmavau, nes visi labai pikti buvo tą dieną. Tai išvežėm 2 priekabas, abi 2 klasės buvo.
abi dvi B klasės. Tai vienoj buvo šiukšlių 4 procentai, kitoj prieš kombainą reguliavimą 16. Žemių irgi nemažai prisigaudėm, nes kai sėjom buvo šlapė, va tokie grumsteliai. Tokie grumsteliai, kadangi jos nedidelės yra, kombainas labai žemai pjauna, surenk visus tos grumstelius. Tai biški buvo priimt sprendimas gal turėti didesnius nuostolius, bet kult aukščiau. Ir kas liečia suvalgymą bendrai 8 procentai yra suvalgytų pupų. Tai kaip ir irgi ne tragedija. Tai va, šiandien nukuliam. Jeigu laimingai yra rugpjūčio 28 diena, gal rytoj netyčia čia rapsas jau augtų. Tai, tai va, rugpjūčio 29-30 jau va, pasodintumėm rapsą, pasėtumėm. Ir gal dar padidintumėm rapsą plotą, nes kitais metais čia mums kviečių nemažai nusimata. Tai bus problemų su logistikomis, su viskuo. Tai rapsą pasėsim, biškai gal ramiau bus. Tai tada jeigu man čia išeitų tos 2 laukus pasėt, tai turėtumėm beveik 60 hektarų rapsą pasėtą jau. Tai jau visai plotelis nemažas, tai dar daugiau negu šiemet turėtumėm. Kur sėjau visus laukus prieš tai, tai buvo tora pasėta, ta, kurią labai sėkmingai išbarstė dangus. Ir dabar turiu dar 7,5 maišelio Adelmo KVS-o. Tai pabandysim kaip ta, nesu dasėjęs niekada gyvenime. Nu, bet kaip šie metai parodė, tai gal geriau reikėjo Excite dasėt. Bet aš gruodį užsakiau jau tą rapsą sėklą, tai jau seniai atvežė, tai nieko negalėjau pakeisti. Tai nesvarbu, kaip nors. Vėl geri? Opa. Ką? Ne, šūcė yra, negeria alaus. O ką geri? Dabar jau nieko nebegeri. Du ratai, tik vienas bunkeris. Labai parkas. Nu, gražios, čia prie pakrašty tik tai blogesnės. Tai ne, gražios bus. Aš dabar biškai primažinau vėją. Ai, primažinai. 8,5 Padaryk 8,5. Gali išpūst va tokius, va. Ne, tai dėl to niekas ta žemė. Tai mum atskaitys. Nu, žemė daug. Nu, Marė, užauginai, tu čia reiktų savo, čiutais prilenktas kukas. Lauža lenktuvus net. Smėliukus numušinėjai. O, koks grožis, šakės, po 6 tonas kažkur, kaip išnekėjau. Gerai, ką nepadžiūrėti. Gyventis daro, kad čia manus dabar žiūrėjau, o tie vara. Ne, ką dariau, po 3 tonas. Au, galva galiu. Kur tu čia dabar važiuoji? Jam sraigė nori, kad sulaužyčiau, ne? Jau žinom, kur gaut. Perinkti irgi mokam. Nelabai jau ten yra tų sraigių. Jau visi per sezoną išsirangė. Jo, visi klučiai.
Brolis tiek į kamerą prifilmavęs buvo va čia pakabinta, kad vietos praktiškai nebėra. Nu bet nieko. Chebra cool. Aš skaitau apie traktoriuką. Man dabar galva yra pramušta traktoriukais. Nu jau mano priekabai pabaiga turėtų būti su pripildymu. Einam pasižiūrėt. Jo, da bunkeriuksi gal viskas. Alekai švarumą pupytės. Eina sau. O taip, kai nupurkšta. Vėja, kai susitvarkai. Sietus. Ir tada gražiai gaunas. Nu va, da biški prasprūst keli, bet nedaug. Va, vėjas da tokius va galėtų išpūsti. Da biški pritrūko. Jau galėčiau varyti elevatorių. Nes tik tai iki 5 dirba. Iki 5 dirba, o dabar yra po 4-5. Man čia kokį 15 km nuo šitos vietos. Tai nežinau, ant ribos labai. Brolis va hatatą atvarė, tai aš išvarysiu, bus vėl ką pilt. Tikiuosi dabar užteks. Tai ateik, broli, palauk. Einam, parodyk, kokią skutiką nusipirkai. Eik tu sau, kai gerumo. Pagamintas iš traukinių metalo vagonų. Aha. Netepamas lėkštės. Taip. 4 metrai. Taip. Aukso rankiai. Kokybė ženklas. Lengvas. Voliuks. Kaip traktorius daroja su šituo labai monstru? Labai galėtum varyti ant 40 vis tiek patentų. Aha. 2 metai pakeisim kitą arba metų. Metai, ne? Davai, varyk. Štai atsilaisvint kažkodėl. Gal dėl to nes tu ranką užverži. Varo man tai pratempt vieną kartą. Nu, einam, padarys brolis demonstracinį pravažiavimą. Aš da su tuo skutiku šiemet nedirbau. Tai čia buvo kviečiai, jau va biški rapsas lent. Ir čia buvo suskustas su lemkenu. Ir sudygo rapso daugiau negu kviečių, neaišku kodėl. Mantai, prisimažink iškėlimą.
Liuk. Visiškai neįspūdingai, nes jam yra per daug šiaudų. Va, jisai nieko nepadaro. Ties tokio masio šiaudų jisai yra bejėgis. Nei gražiai suskut, nei kažko padaro. Tik tai drėgmę garin. Nu, matos, kad pravažiuota, bet naudos mažai. Va, buvo šiaudų krūvelė, jisai nieko, jie tik tai biškį pavaliavo ir jinai vis tiek pasiliko ant viršus. Tai va, tiek tų naujienų. Brolis pupa skuta, tai pupom sakė visai nieka. Nu, nes nėra ten nei augalinių liekanų, žemė ta tokia, nu, būna lengvesnė kažkaip po tokių augalų. Tai tada nieko nesakau, bet kur 8-9 tonas kviečių birėja, tai jisai visiškai yra bevertis. Mes, jeigu atsimenat, turėjom 3 metrės lėkštutes, tai jas sugalvoja tėtis parduot iš lempas. Nu, ir mums beveik už tos pačius pinigus išėjo šitą nesąmonę, tai nežinau, nu vis tas duobės apsilyginam. Tai va, parduosim kažkada, vis tiek reikės žiūrėti rimtesnį skutiką, bet tarpinis variantas toksai gal ir sueis. Viskas. Ozyrių atėjo pabaiga, atrado naujus šeimininkus. Ozyris vargšas išvažiuos. Nereiks, tai sakyk, kur važiuojam? Kėdainiai. Ko? Lėkščių. Naują skutiką, mega nitro, naują skutiką važiuojam. Šakės. Viskas, mantukai. Įsitaisė man toks daiktą. O, pavarys. Tai kodėl jis palika tą oboliuką? Nežinau. Šakės 4 metrai su kapeikom net. O, tvarys. Diskai, kokia diduma. Bem 4 cemai. Volai. Ūkį, esam ūkį. Dideliam ūkį. Kada viena būtų už to kampo kokią grandinę? Nelys, matai, nelys.
Nu kažką, manau, iš to kampo, va, tą priekį. O, kaip Ai, gerai, tegu stovi, visai šatpulą čiučiut. Klausyk, tu pažiūrėk, kaip man pastum. Nu, probiai. Pasistum? Aha. Gerai. Aš įdinys. Tai kaip jūs galite žinoti? Man taip žištinai virvės. Niekur problema, aišku, nelėksi vien. Ne, tai jau ne taip, kaip atvažiavom, važiuos vėliau. Man tai surišk virves, mes einam su dėdė atsiskaityti. Jo. Aleliuja, aleliuja, parvykom, laimingai parvykom. Biškį įsikišęs, bet taip ne. Grandinas turi? Ne, tai geriau ypač. Einam pažiūrėsim, ką didysis darbaholikas veikia. O, ponas Marijus. Chirurginiam buvot? Taip, ką tik po operacijos. Eikit, vertikit. Metų Tai matau, kam mėštas. Auksarankiai padarė, auksiniam rankom žmonės darė. Jo. Nu, Jo. nu. Vien pavadinims 1000 eurų vertas. Auksinės rankas darė. ST. Kaip tai viskas, kabinkit, ką iš čia laukia? Ne, tai mano darbas buvo parvežti, dabar jūs jau Ai, kabinkit. tai man tai ne prie ko aš teisėjų. Ne, tai aš tai iš vis, aš tik Tai čia parvežiau. broliai. Nu tai jau ką. Man tai. Man tai. Viską jau čia baigiau. Cigarai, karoči, nekrent. Tik stap cigars yra viskas. Cigarai. Kombainą plaktuks. Kuo tą pacainų jį.
labai negiliai šiaip lenda. Ką?